Labas 15 dienos rytas. Pradedu savo prieš paskutinę dieną. Ir štai čia matau ženklą, kuris rodo, kad mums dar liko 78 kilometrai. Tai čia 2 dienų darbas. Priėjau miestą Pontevedrą. Pertraukėlę darau dabar. Šiandien laukia daug kilometrų, tai darysiu nemažai pertraukėlių. Kas kokį 15 kilometrų, dabar jau esu nuėjusi 14 kilometrų. Ir sėdžiu ant suoliuko, kojos į viršų, ilsisi. Todo aquello que es pene, todo eso sí. Aš kelyje tikrai ne viena, štai koks būrys keliauja, už manęs dar irgi daugybė žmonių eina. Gal kam vynuogių? Kvepia kaip ne vynu, vynuogėm. Labai. Kokios kekės. Antras mano ilgesnis sustojimas šiandien. Jau esu nuėjus daugiau negu 30 kilometrų. Kažkaip ilgokai nebuvo tinkamos vietos atsisėsti ir atsigulti, kaip aš norėjau. Tai dabar ant tokio akmens po medžiu labai gerai vėsus akmuo. Ir savo įsitaisiau, pagulėsiu kokias bent 10 minučių. Einasi visai neblogai. Labai tikrai motyvuoja tai, kad finišas jau visiškai čia pat. Dar kalbant apie motyvaciją, papasakosiu gal šiek tiek, kas šiaip apskritai mane motyvuoja, kaip aš save užsimotyvuoju eiti. Tai kiekvieną dieną einu, kadangi apie 40 km arba daugiau dažniausiai. Tai visą laiką savo dieną susiskirstau bent į 2 dalis, nes eiti ir galvoti, kad turi nueiti 40 km, tikrai gan sudėtinga motyvacijos atrasti. Tai aš visą laiką pasiskirstau į 2 dalis, tai iki 20 km einu, žinodama, kad kai bus 20 km stosiu užkąsti, papietauti. Ir tada kitą dalį irgi dažniausiai padarinu kažkaip, kad dar už 10 km dar kažkaip pertraukėlė ir tiesiog, kad nereiktų skaičiuoti 39 km, 38, prašiau kai 20, 10. Tai ir aišku, galiausiai tai tiesiog jau iki kemperio paskutiniai kilometrai tokia motyvacija. Tai turbūt čia bet kas apie bet kokių tikslų siekimą kalba, tai rekomenduoja, kad niekada nematyti viso didelio tikslo, o geriau susiskirstyti jį ir į dar mažesnius tikslus ir jį siekti po truputį, tiksliukas po tiksliuko. Arba mano atveju žingsnis po žingsnio, tikrąja to žodžio prasme.
Tai užbaigiu prieš paskutinę 15 dieną su 55 beveik kilometrais rekordiniais. Tai visgi tikslas nebuvo rekordą padaryti, bet kodėl gavosi tiek daug, todėl kad vienas dalykas, norėjau kiek įmanoma arčiau priartėti prie Santiago ir pasilikti rytojui lengvesnę dieną. Ir kitas dalykas turbūt esminis, kad nepavyko rasti arčiau nakvynės vietos, todėl teko tiek daug pėdinti. Bet diena jau baigta, o rytoj pabaiga. Good morning. Labas paskutinės 16 dienos rytas. Švinta po truputį, rūkas. Aš jau savo kišenę turiu daugiau negu 5 kilometrus. Šiandien atsikėliau anksti, 7 pradėjau, dar buvo tamsu, bet kadangi miestelį startavau, tai viskas apšviesta. Aišku, žmonių netrūksta einančių, tai tikrai nebaisu. Ir einu link finišo. Jau esu praktiškai visiškai finišo tiesiojoj. Atėjau į miestelį čia kažkokį šalia, dar man atrodo, čia dar nėra pats Santiago de Compostela, bet visiškai šalia, kokie 7 kilometrai man beliko. Ir kažkaip norėjosi tokio apibendrinimo gal viso šito kelio. Norisi tokius iššūkius savo kelti, norisi juos įgyvendinti ir tikrai labai geras jausmas, nes jau liko 7 kilometrai, tai jau matyti niekas jau mane nesustabdys. Labai džiaugiuosi būdama tokios didžiulės bendruomenės dalis, nes, kaip ir sakiau, eina daugybė žmonių nuo vaikų. Vakar mačiau vieną vaiką, šiaip vaikų nelabai, bet jau dabar galiu sakyti, kadangi mačiau, tai nuo vaikų iki visiškai senolių, tikrai ir labai sunkiai einančių žmonių, tai smagu tame visame sudalyvauti. Neseniai prieš keletą dienų sutikau ir šiek tiek pajausti tokių prancūzų, kuris sakė, kad tai yra jau jo 13 Camino. 13 kartų ne būtent šitą portugališkąją, bet apskritai į Santiagą iš kažkur, kaip supratau, tai visus jau yra išbandęs kelius, tuos pačius populiariausius. Ir paklausiau, kodėl jis grįžta, kodėl jis tą daro ir daro vis, tai labai patiko atsakymas, tiesiog labai paprastai sako, man tiesiog patinka eiti. Ir eičiau dar kartą, eičiau, aišku, turbūt rinkčiausi dabar jau kitą maršrutą pabandyti ir visgi rinkčiausi tradicinį keliavimo būdą, eiti po vieną etapą, nakvoti svečių namuose kartu su kitais piligrimais. Ką man šitas kelias padėjo suprasti, kad norėjau tikrai greitai, čia gavosi visiškai sprintas šitas mano kelias ir visgi privertė susimastyti, kad gal ne visą laiką greičiausiai yra geriausiai. Turbūt tikrai reikėtų daugiau pasimėgauti, pajausti tą kelią, pabūti tuose svečių namuose su kitais piligrimais, pabendrauti daugiau, nes aš tikrai bėgau visą kelią. Šiandien paskutinė rasos ėjimo diena ir aš jau dabar esu netoli katedros. Liko gal 7 kilometrai, dar beveik 8. Tai praeisiu kartu su Rasa tą Camino kelią 7 kilometrus, tai bus ir aš kažkiek praėjęs. Tai va, tai susitiksim čia prie Camino ženklo. Manau, reikės šiandien atšvęsti. O
Merkadonas, reikės užėjti čionais. Kokią vinelę pasiimti, nealkoholinio. Sutikau Rasą, eisim abudu Kamino. Va kiek liko. Ir bus dan. Viskas. Galėsim keliauti savo reikalais. Savo. O dabar kino. O dabar Kamino reikalais buvom. Turėjom Kamino liūnę. keliauti Kamino keliu. Tai yra Kamino ir yra kelias, bet nieko. Čia toks nelengvas dar turėtų būti. Etapas? Nes žiūrėjau, kad šiam 8 metrai sukilimo ir 72 metrai nusileidimo. Čia 7 kilometrai, tai čia ašaros. Pypsi tie dviratininkai. Pim, pim, pim. Nufilmuosiu paveiksliuką. Žmonės mojuoja. Kur čia mes einam? Pro kokias čia gražias vietas. Va tokie Kamino keliukai. Parodysiu, kur čia Rasa vaikšto. Vienas viską apeisiu. Padavė žmonijos. Kamerai sakau, kad padavė žmonijos šiek tiek. Jau visai netoli. Netoli tikslo. Pasiekėm. Džiaugiesi? Ką? Pagaliau savo tikslą. Merki, mažutė. Šeši 7 kilometrų, tai ar daugiau. Valio.